Tiesą sakant, jo, aš tą pastebėjau, kad fizikos fakultete panašiai pusė turbūt sustojusių labai domisi muzika ir, na, bent jau galbūt priklauso kažkokiai tai muzikiniai subkultūrai. Ir mano tikslas bent jau ateityje yra iš tikrųjų Vilniaus universiteto fizikos fakultete padaryti bent jau kažkokį paskaitų ciklą, laisvai pasirenkama, na, apie garso technologijas, nes realiai to nėra, o žmonės labai domisi. O, va, kažkas sako, gerai. Tai tiesą sakant, netitinka Amerikos koledžo universitetų statistikos, nes kas ima pagrindinį kursą Major Mathematics, daug daugiau kas ima maino muzikos, negu vidurkis apskritai studentų, o fizikos ir chemijos yra priešingai, muzikantų yra daug mažiau. Tikrai nesiginčykit, aš tą žinau, aš profesionalus kompozitorius. Fizikai yra per daug technokratai. Aš labai mažai žinau fizikų, kurie eina į filharmoniją, o matematikų ten daug daugiau. Tai metalas yra viena, bet Štohausenas, Bulezas, Bartokas ir Stravinskis yra kita. Ir fizikų tokių, atleiskit, bet tikrai yra gerokai mažiau. Jo, bet jeigu noriu pasiginčyti apie metalą, tai galim pašnekėti. Aš tiesiog labai žinau, kad labai daug tie, kurie vaikystėje buvo metalistai, jie paskui, tarkim, patapo rimtais muzikantais arba rimtais profesionalais, nes dažniausiai, tarkim, tokia ekstremali muzika jau pasako, kad žmogus daug giliau žiūri į muziką, tai daug daugiau reiškia jo smegeniniai. Tai va. Gerai, gal aš tada, nežinau, mane čia jau pristatė, tai aš Rimtautas Piskarskas, iš tikrųjų mano specialybė yra lazerio fizika, bet aš jau gerokai kokius 5 metus apsigynęs disertaciją lazerių srity, lazerius padėjau šoną ir atėjau į muziką. Na, iki tol aš aišku šiek tiek grojau, kažką bandžiau kybint, kažką garsint, bet prieš 5 metus, berods jau 5 metai, atsidarė toks reikalas kaip muzikos laboratorija. Čia trumpai gal apie muzikos laboratoriją, ko mes ten užsiemam, tai, na, tai iš tikrųjų yra pusrusis, bet mes turim porą repeticijų salių su visa reikiama įranga, na, kaip koncerte, tarkim, kad ant stovi būgnai, visokie garsinimo įranga ir ateina muzikantai repetuoti, kas, na, nežinau, iki šiol buvo naujovė, bet dabar jau atsiranda tokių paslaugų. Ir iš tikrųjų pas mus repetuoja nuo pačių jauniausių ir pradedančių iki, na, didžiausių Lietuvos žvaigždžių, galbūt taip pasakyti, tarkim, koks nors Selas. Bet nesijuokit, iš tikrųjų tie patys pop projektai, kurie uždirba didelius pinigus, jie sugeba nusisamdyti pačius geriausius muzikantus. Ir, na, tarkim, dėl to jie skamba profesionaliai, nes ten groja patys geriausi. Apie muzikos pačią, na, idėją, tai gal nediskutuosim, nes čia galima iki begalybės. Tai va, tai kitas dalykas, mano svajonė jau seniai buvo atsidaryti įrašų studiją ir, na, jau tai pagaliau įgyvendinta, turbūt aišku, dar tobulėjimui, tai ten daug pinigų reikia, daug praktikos reikia, bet, na, smagu tai, kad jau darau tą, na, galima pasakyti jau komerciškai, nes jau yra tokių, ne tai, kaip sakė kolega Jonas, kad viskas prasideda nuo nemokamų. Tai aišku, be abejo, pirmieji įrašai buvo nemokami, paskui prasidėjo kažkokie pinigai. Na, ir smagu tai, kad čia aš stoviu šiandien ir tai yra pirmas mano pranešimas muzikos inžinierijos srity, galbūt muzikos srity apskritai, nes iki tol buvo tik tai lazeriai ir fizika. Na, bet galiu pasakyti, kad tarp šviesos, lazerių ir muzikos, tai yra garso, didelio skirtumo nėra, tik tiek, kad bangos vienos elektromagnetinės, o čia mes turim akustinės bangas, tai yra oro virpesiai, ne? Bet fizika iš esmės ta pati, tai yra formulės ar tam dėsniai tie patys. Gerai, tai apie šios dienos paskaitą.
Tiesą sakant, ten brošiūrai buvo parašyta galbūt biški daugiau, bet kai aš supratau, kad čia laikas ganėtinai toks apkarpytas, tai aš ir savo prezentaciją apkarpiau, galvojau, na, kadangi čia atsirado galimybė tai pademonstruoti su šito pultu viską, tai aš gal koncentruojuosi biški į mažesnę sritį. Tai va, tai pašnekėsim apskritai, kas yra garso miksavimo esmė. Tai yra, kam reikia miksuoti skirtingus garsus. Ir, na, šiek tiek pademonstruosiu pagrindinius miksavimo principus. Tai iš esmės parodysiu, ką veikia garsistas, ne? Ar tai būtų koncerte, ar tai būtų studijoje, ar tai būtų, nežinau, filmui kažkokiam, filmų industrijai daromas garsas. Na, visur iš esmės principai tie patys. Garso miksavimo prasmė, nu tai čia toks apibrėžimą tokį sudėjau, tai procesas, kai skirtingi garsai sukombinuojami vieną arba daugiau kanalų. Na, tai jeigu mes šnekam apie stereo kažkokius, tai, ne, dvi kolonėlės, tarkim, ne, kur mes turim sumiksuoti garsą, tai gali būti ir, tarkim, 5-1 sistema, 6 kanalų, arba netgi 7-1, 8 kanalų, nu, bet tarkim, muzikos srityje tai nelabai aktualu stereo 2 kanalai. Ir mes bandom, jau vien žodis stereo reiškia erdvę, tai na, kartais yra labai maišoma tas erdvinis garsas, o stereo tai jau, bet stereo lotyniškai berods, ne, reiškia erdvė. Ir iš esmės 2 kanalais arba 2 šaltiniais, 2 kolonėlėm mes galime sukurti erdvinį garsą. Tam nebūtina, iš esmės, tam labai daug apsistatyti kolonėlės. Nu va, ir koks tikslas miksavimo, tai padaryti garsų visumą mielesnę klausytojai. Ne, nu, dėl subjektyvų, kas tas yra miela, bet pašnekėsim. Na, ir apskritai, va, miksavimas apima šiuos procesus. Tai, na, garsumo reguliavimas, nu, tai natūralu, garso lygio reguliavimas atskirų garsų, kuriuos mes norim sumiksuoti į bendrą visumą, paskui dažnių spektro korekcija, na, kas tie dažniai, tai turbūt dauguma žino, tai aukštesni dažniai aukštesnis tonas, ne, žemesnis tonas, tai reikia kažkokį tai balansą atrasti, paskui dinaminio diapazono keitimas, kas tas dinaminis diapazonas pašnekėsim vėliau, tai iš esmės, na, jeigu trumpai, tai santykis tarp tyliausių ir garsiausių garsų, ne? Panoramavimas, tai na, į kairę, į dešinę, ne? Iš esmės, na, jeigu taip pažiūrėti iš techninės pusės, ką mes turim ant pulto, ne, ką mes turim programinį įrangą, kaip demonstravo, tarkim, tai mes turim kažkokį tai faderį, kurio galim į kairę ir į dešinę pasukti. Bet jeigu žiūrėt giliau, tai panoramuoti galima ne tik į šonus, bet galima panoramuoti ir gilyn, arba į viršų ir aukštyn. Jeigu nusimanai fiziką. Va. Na ir toliau, aišku, miksavimas apima kaip ir visokių efektų naudojimą, reverberaciją. Na, pašnekėsim apie tai detaliau. Aha, tai dabar kas tas yra miela ausiai? Na, čia aišku priklauso nuo to, ką vaikystėj klausai, kokią muziką, kokioje aplinkoje išaugai, tai vienam gali būti vienaip. Ten kokia nors mama sako, patildyk to savo, ten, nežinau, pneumatinio plaktuko garsą, man gal tai labai mielas bačkų kalimas greitas. Nu, čia dar mano kolega, su kuriuo aš dirbu studijoje, ir kai aš suvedinėju dažniausiai kokias nors metalo grupės, tai labai daug laiko, na, kadangi esmė yra būgnai, tai labai daug laiko reikia praleisti prie būgnų garso formavimo, ir aš tiesiog būnu pusę valandos sėdi pasileidęs bačkas, tai tai įsivaizduoju, koks juokingas įspūdis būna, kai kas nors įeina ir galvoja, kas čia per kulkosvaidžio garsas. Vieni vardina kulkosvaidžio garsas, kiti kaip malūnsparnio garsas, taip toliau, nu tai, vėlgi čia sakau, subjektyvo viskas.
Tai, bet jeigu tai bendrai paėmus, tai kas yra miela ausiai? Tai, na, visų pirma, kokios problemos yra suvedinėjant garsą. Tai yra dažnių maskavimas, pašnekėsim vėliau apie tai, aplinkos triukšmas, ką mes turim, tarkim, na, aplinkos triukšmas vėlgi subjektyvo yra, gali būti šiaip triukšmai, gali būti kažkokie tai kiti instrumentai muzikoje, tarkim, kurie maskuoja, nu, kitus instrumentus, tai juos galim įvardinti kaip triukšmą, tarkim, nenorimus garsus. Na ir erdvės suvokimas, tai kaip mes aiškiai suvokiam, kuriame erdvės taške yra instrumentas. Ne? Na, kad būtų aišku, kad nebūtų viskas vienam taške ir viskas iš vieno taško sklinda, nes realybėje taip nėra. Ne? Ausis sugeba atskirti, iš kurios pusės ateina garsas. Ne? Mūsų tikslas realiai tą padaryti. Kuo mes padarysim tai natūraliau, tuo greičiausiai daugiau žmonių tai patiks. Aišku, yra tie, kurie nemėgsta natūralių garsų. Čia kitas atvejis. Gerai, tai dabar tikslai, tai, na, aišku, suvedimo, ta prasme, kad padaryti mielą ausiai, tai va, jau aš sakau, tai kiekvienas garsas turi būti aiškiai girdimas, ne? Kad mes kiekvieną garsą mikse aiškiai išgirstume. Ne? Tada kitas dalykas, suvedinėjant muziką, galbūt natūraliai ar kažkokius efektinius garsus naudojant, tas nesvarbu, bet dažniausiai suvedinėjant muziką mes norim užpildyti visą girdimų dažnių spektrą. Tai yra, jeigu žinot, tai žmogus girdi nuo maždaug 20 Hz iki 20 kHz. Ne? Tai mes maksimaliai užpildę šitą spektrą, ne? Pasieksime, na, maksimalų pasitenkinimą greičiausiai ir tuo pačiu tą muziką, na, čia kita tema, čia gal apie masteringą, bet skambės garsiai. Tai va. Na, sakiau, kad aiški šaltinių padėtis erdvėje turi būti. Ir kitas dalykas, garsiau už aplinkos triukšmą, bet ne per garsiai, ne? Ką daryti, kad garsas, kurį mes klausom, ar muzika, kurį klausom, kad jinai girdėtųsi aiškiai kiekvienas instrumentas, bet kažkokiame triukšme, ne? Bet jeigu mes padarysime labai garsiai, ne, tai gali būti, kad mums skaudės ausis, ne? Tai kaip tą padaryti, kaip padaryti atskirus garsus, kad mums jų nereiktų labai garsiai daryti, bet mes visus tai girdėtume aiškiai. Gerai, važiuojam toliau. Jonas buvo užsiminęs kažką apie dažnių maskavimą, tai galbūt jau daugelis matėt, na, tokią schemą, kaip koks instrumentas užima kokią dažnių sritį maždaug. Tai dažnių maskavimą, jeigu taip nesigilinant labai į fiziką populiariai pasakius, tai jeigu du garsai skamba toje pačioje dažnių srityje, na, nebūtinai tas pats tiksliai dažnis, bet šalia kažkur tai, ne? Tai tylesnis garsas pasidaro sunkiai girdimas, arba reiškia tas garsesnis garsas tiesiog užmaskuoja tą, kitą garsą, ne? Tai kaip šito išvengti, nes dažniausiai, tarkim, jeigu yra kažkokia grupė, krūva instrumentų, ne, tai mes jos kažkaip norime gražiai sumiksuoti. Tai mums reikia pabandyti išskirti kiekvienam instrumentui spektro, visoji girdimų garsų spektro skaliai, ne? Tiksliau, dažnių skaliai kažkokią tai vietą, ne? Tarkim, bosui mes turbūt ten skirsim žemus labiau, ne? Ten kokiai nors gitarai vidurius turbūt, ne? Pasistengsim, kad bosas ten irgi mažiau vidurių būtų, gal, na, čia kiekvienu atveju gal kitaip. Na, ir aš galbūt pabandysiu pademonstruoti kažką tokio, kad būtų akivaizdžiau, kas tas yra dažnių maskavimas. Tai
Sekundėlę, čia dabar tada įsijungsim tą. Aš tik vakar pasiskolinau šitą makį pasibandyti, tai dar iki 3 nakties sėdėjau, bandžiausi, kol čia išmokau, bet iš tikrųjų mokymasis gana greitas iš tą. Taip, užsikrausim čia kažkokią tai paruoštuką, kurį šitą nuskavimą. Taip, viskas pagarsėjo. Oho. Čia turbūt labai garsiai. Čia aš užmuotinsiu, ko man reikia. Taip. Gerai. Reiškia, ką aš čia pasiruošiau dabar. Čia vienas iš mano darbų kažkokių įrašinėtų grupių. Manau, kad jie nesupyks, kad aš čia biškį pasiskolinau jų dainą demonstravimui. Ką aš tiesiog parašiau taip atskirais, tokiais stemais vadinamais, ta prasme, kad turim bosą su būgnais. Palaukit, nieko nematote, ne? Kodėl nieko nematote? Tuoj, padarysim. Jo, okei. Jo, būtų geriau. Kai daug veiksmų nori su vieno iPadu padaryti, tada... Taip, ką aš čia noriu? Čia mes turim kažką. Sinchronizuojasi. Turim. Gerai, tai... Aš čia pasiruošiau, čia kur su paveiksliukais matosi vokalai, būgnų miksas ir gitaras. Tai čia labai paprastai, aš tiesiog turiu būgnus su bosu, turiu čia gitaras turiu. Kartu sumiksuojam viską, atrodo viskas gerai skamba, ne? Dabar turim vokalus. Čia tokia ištrauka iš gabalo, dabar jeigu jūs paklausysit, vokalas iš tikrųjų yra sunkiai girdimas. Taip ar ne taip? Tikrai sunku suprast, ką dainuoja, ne? Problema yra kur, kad... Problema yra kur, kad tie charakteringi dažniai vokalo, ne, yra užgožiami kitų instrumentų dažnių. Šiuo atveju greičiausiai... Palaukit, aš čia biškį... Taip turėjo būti. Dar kartą pasiklausom. Dabar taip. Dabar tikrai nebeaišku, ką vokalas dainuoja. Ką mes darom? Mes pabandysim iš gitarų išsikirpti charakteringus dažnius. Aš jau paruoštuką tokį pasidariau. Reiškia, pasirašiau čia kelis dažnius. Jeigu mes čia pasižiūrėsim equalizerį, tai mes išsikirpsim maždaug čia, galim pasižiūrėti, 350, 640 ir 1,6 kHz. Tai šitos dažnius pabandysim iškirpti iš gitarų ir palyginti, kaip skamba bendras miksas, ir turėtumėt išgirst, kad būtent šitie dažniai, kurie maskavo vokalą, turėtų vokalas pradėti, reiškia, girdėtis. Dabar aš įjungsiu equalizerį. Jau galima suprasti, kad būna, ne? Aš nesakau, kad čia labai...
Tai iš esmės, jeigu mes darytume tik kažkokią instrumentinę muziką, tai galbūt gitaros skambėtų riebiau, bet kadangi mes norim, tarkim, įpaišyti dar vokalą kažkokį tai bendrą miksą, mums reikia jau pasistengti kažkur iškirpti kažkokius tai dažnius, ne, kad jie nemaskuotų vokalo, kuris šiuo atveju turi būti labai gerai girdimas priekyje, nes jis, tarkim, gražus vokalas. Gerai, toliau. Atsiprašau, 350 Hz yra operinio boso pats viršus, o čia barsas yra baritonas, tai jis dainuoja tikrai apie 270 Hz, tai jis jau su bartonais. Tiesą sakant, tą galima daryti dviem būdais. Klausant, kažkur kažką išsikirpti. Klausant, pažiūrėt, kas yra malonu, galima iš tikrųjų pasileisti kokį nors analizatorių, spektrinį analizatorių ir pasižiūrėti, kokios vokalo harmonikos yra dominuojančios. Ne? Tai jeigu mes jas norim išlaikyti, tai tokiu atveju tiesiog pasiemam ir kitus instrumentus, aišku, daug kurios instrumentus galim pakarpyti tuose dažnius ir tokiu būdu tas vokalas išlys. Reiškia, jam paliksim vietos spektrinį skalį. Gerai, einam toliau. Taip, aišku, jeigu aparatūra gera, kai mes šnekam apie koncertų garsinimą, tai dažniausiai mes dirbam su equalizeriu, bet jeigu mes šnekam apie kažkokį įrašų darimą arba filmų kažkokį garsinimą, kur mes turim gerą aparatūrą, tarkim, kaip kino teatre arba, tarkim, klausom su ausinėm ypač, tai mes dalinai dažnių maskavimą galim išspręsti išpanoramuodami tuos instrumentus, kurie užima panašią sritį, dažnius išpanoramuoti į skirtingas puses. Tarkime, ne? Tas pats vokalas galėtų atsidurti, tarkim, dešinėje ausyje, o tos riebios gitaros kairėje ausyje ir mes pakankamai, kadangi turim dvi ausis, pakankamai gerai jos išskirsim. Taip pat galima dalinai spręsti tą problemą, vėlgi, aišku, reikia geros aparatūros klausymosi, su reverberacija, tarkim, uždėdami kažkokias tai uodegas ant kažkokio tai garso, kuris yra maskuojamas. Jeigu mes jį prailginsim su kažkokia reverberacija, užvėlinsim į ten dar, galime jį vėlgi liktai aiškiau išskirti. Bet čia nesigilinsim šitos dalykus. Toliau. Va čia įdomus dalykas. Tai garsų padėtis erdvėje, ne? Tai, jeigu mes turim, tarkim, kažkokį tai simfoninį orkestrą, jeigu mes čia dabar atsisėstume šalia jo, priekį, mes turbūt aiškiai galėsim pasakyti, kad iš ten groja kontrabosai, iš ten smuikai, čelės ar taip toliau, ne? Viskas bus aišku. Dabar kaip tą dalyką įgyvendinti mikse? Anksčiau, tarkim, visi įrašai būdavo daromi paprastai ten su dviem mikrofonais, tarkim, ne? Pastatomi mikrofonai kambarį kažkokiam ir tie muzikantai, kurie nori būti girdimi priekyje, ne, jie priekį pastatinami, ne? Kiti, kurių mažiau norim, jie tiesiog į galą eina. Ir dėl natūralios kambario reverberacijos, ne, dėl visų atsimušimų garsų nuo sienų ir dėl to, kad garsas iš to, kuris sėdi toliau, ateina iki mūsų ausies vėliau, taip mes suprantam tą erdvę. Ne? Tai, bet moderniuose įrašuose, ne, moderniuose koncertuose dabar dažniausiai garsinama yra atskirais mikrofonais. Aišku, begalė mikrofonų, kiekvienam mikrofonas, reiškia, tas mikrofonas paima garsą iš labai arti ir mes, kai dabar sumiksuosim viską į bendrą krūvą, mes turėsim ką? Mes turėsim, kad visi instrumentai atsidurs ties viena riba kažkur, ne? Ir tai bus, skambės bent jau nuobodžiai tiesiog. Ir bus vėlgi sunku išskirti atskirus instrumentus ir visi tada dominuos kažkaip. Tai mūsų tikslas galbūt būtų išdėstyti instrumentus toj erdvėje, ne? Tai reiškia, kad vienus į kairę, kitus į dešinę ir taip pat mes turim tą Z ašę, ne? Reiškia į gylį. O čia įdomiausia, kaip sukišti mikse, ne? Kaip padaryti, kad
instrumentas skambėtų toliau. Kaip galvoja? Ką žino? Teisingai, vienas būdų iš pavėlinti. Tarkim, jeigu mes norime, kad būgnai skambėtų... Ką? Tinka? Tinka? Koks skirtumas, jis vėliau atėjęs garsas, vėliau kieno atžvilgiu? Būtent labai geras pastebėjimas. Viskas, ta erdvė yra santykinis dalykas. Tai yra gylis, ne? Tai yra santykinis dalykas, mes žiūrim kieno atžvilgiu. Tai tarkim, skamba gitara, arba ne, nu tarkim, paprastas vokalas ir būgnai, ne, kažkur ten giliau. Tai galim, tarkim, paimti būgnų takelius ir pavėlinti. Paskaičiuokim, pavyzdžiui, ne, 1 metras atitinka maždaug grubiai ten 3 milisekundės, tai jeigu norim, kad būgnai maždaug girdėtųsi už 5 metrų, nu, tai maždaug 15 milisekundžių pavėlinam. Nu, tai yra nepakankamas, aišku, dalykas tam, bet jau tai yra vienas iš veiksmų, kurį mes galim padaryti, ne? Kitas dalykas yra, kadangi mes pripratę garsus girdėti uždarose aplinkose, ne? Nes dažniausiai garsas lauke, jisai, jeigu iš toliau, jisai, sunkiai suprantamas, ne? Mums mieliau ausiai, kadangi mes visi gyvenam namuose, lankomės paprastai uždarose aplinkose, ne, tai mes pripratę prie garso, kuris yra jau reverberuotas, tai yra paveiktas daugelio atspindžių, ne, nuo sienų garso. Ir mes pagal tai orientuojamės, kur patalpoje yra kažkoks tai garso šaltinis. Ne, nes atviroje erdvėje dažniausiai, jeigu šaltinis yra gan toli, tai mus dažniausiai pasiekia tik tai aukšti dažniai ir mes, galim pasakyti, kad jis ten, bet jo garsas dažniausiai nemalonus mūsų, ne? Tai va, tai, kaip sakiau, vėlinimą, ką čia dar, aišku. Tai reverberacija, ne? Dažniausiai, jeigu dabar patalpoju, kažkas šneka arti manęs, tai aš girdžiu daugiau garso tiesiai iš šaltinio, ne? Ir mažiau garso atsispindėjusio nuo patalpų sienų, ne? Jeigu tas šaltinis kažkur tai toliau nuo manęs stovi, ne? Tai to jo tiesioginio garso aš girdžiu mažiau, ne? Ir daugiau girdžiu to kambario reverberacijos. Tai vėlgi, čia yra psichoakustiniai dalykai, kurie leidžia mums šitos dalykus žinant, tą panaudoti mikse ir pagilinti garsą kažkur. Ne? Kad mes suvoktume, kad jis kažkur tai yra kažkieno tai atžvilgių toliau. Dar kitas dalykas, dažnio ekvalizacija. Dar irgi vienas dalykas, čia aišku susijęs su ausies, galbūt, nežinau, ausies forma. Galime šiek tiek koreguoti garsų padėtį vertikalioje ašyje. Pavyzdžiui, koks skirtumas, ar garsas ateina iš viršaus man, ar jis ateina iš priekio, kaip jūs galvojate? Ką? Va dabar paleisiu muziką, jūs pabandykit galvą taip pasukioti. Taip, gal atspėsit? Kolonėlės, žiūrėkit ir pabandykit galą. Keičiasi kas nors. Kas nors keitėsi, ne? O čia aišku biški ausis, jeigu palavinus, aišku, čia labai ne kokia aparatūra klausymosi, bet jeigu jūs studijai pasėdėtumėt, tai aiškiai suprastumėt, kad iš viršaus
ateinantis garsas turi liktai daugiau aukštų dažnių. Jo. Ir šitą žinant galima išnaudoti. Jeigu mes, tarkim, girdim, kad mūsų vokalas kažkaip mikse kažkur tai labai apačioj, tai mes galim tiesiog jam kilstelt aukštus ir jisai pakils abi. Gerai. Toliau. Aha, nu tai dabar bandysim čia išsiaiškinti apie tą reverberaciją, aš bandysiu pavaizduoti, nežinau kaip čia girdėsis, bet pabandysim kažkokį tai instrumentą panardinti giliau, ne? Zeta šį. Tai, kaip jau sakiau, kad reverberacija, natūrali reverberacija, tai yra kažkokie daugybiniai garso atspindžiai nuo patalpos sienų, ne? Daiktų. Ir mes matom, kad čia reiškia, kur čia tas, va. O čia kažkoks šaltinis, ne, mūsų garso, čia yra klausytojas, čia sienos, ne, tai dabar garsas, kurį mes girdim patalpoj, susideda iš tokių elementų. Tai tiesioginio garso ir garsas, kuris atsispindi galbūt kelis kartus nuo sienų pradžioje, ne, ir pasiekia mūsų ausį. Tai vat šitos garsus mes vadinam pirmaisiais atspindžiais, arba angliškai early reflections, ne. Tai įdomus dalykas, reiškia, iš esmės pagal šitos early reflections mes dažnai jau orientuojamės, kur tas šaltinis yra, ar toli, ar arti nuo mūsų. Ir dažniausiai po tų pirmųjų atspindžių, ne, jeigu patalpa yra gerokai aidinti, seka daugybiniai atspindžiai, kurie jau atsispindi jau tūkstančius kartų nuo sienų, ne, ir toliau pasiekia mūsų ausį jau kaip toks tiesiog užesys, ne, aidesys, kaip čia pasakyti, ne. Tai iš esmės reverberaciją galime mes sumodeliuoti, ne? Iš tikrųjų tiesiog atkartoti tūkstančius ten milijonus tų atspindžių yra ganėtinai sudėtinga, reikia galingo labai procesoriaus, ne? Kad apdirbti. Dėl to modeliuojami procesoriai šiuolaikiniai įrangoje dažniausiai sumodeliuoja šitų atskirų pavienių atspindžių pavienius atspindžius, tai ten dažniausiai būna ten nuo kokių, pavyzdžiui, 5 iki ten, nežinau, 10 galbūt, ne? Ir paskui seka tiesiog kažkoks tai uodega šitų atspindžių, kurie yra jau nekoreliuoti, nesusijęs tais atspindžiais, jie tiesiog yra sumodeliuojami kaip kažkoks užesys, kuris yra, na, tarkim, atitinka panašų tam tą dažnių spektrą to garso, bet, na, čia tiesiog tai. Na, ir dar vienas labai įdomus aspektas, jeigu jūs naudojat reverberaciją, modeliuojat, kažką naudojat, tai dažnai daroma klaida. Muzikantų būna, tai va šitas, reiškia, kaip yra garsas, ne, pirminis, tai jeigu čia laiko skaliai dabar, yra pirminis garsas ir po pirminio garso pas mus pasiekia mūsų ausis tą reverberaciją, jau pirmieji atspindžiai. Ir jie pasiekia mus po kažkokio tai laiko, ne? Praeina kažkoks laikas, kai mes jau išgirstam pirmuosius atspindžius nuo sienų. Tai kaip jūs dabar galvojat, kai daiktas yra toliau nuo mūsų, tai pirmieji atspindžiai vėliau ar anksčiau pasieks mūsų ausis? Kada? Jeigu daiktas toliau, ne? Kaip? Ne, tarkim, va aš dabar, va čia kolega man, pavyzdžiui, šnek, va, tu Ne, nu, papaimkit geometriškai, jeigu jūs artėsi, atspindžiai nueina daug didesnį kelią, o toliau tie atstumai daug maž vienodi. Tai daug... Teisingai, labai teisingai. Nu, taip mes čia tą patį ir matom. Jeigu klausytojas yra arti šaltinio, ne, tai iš šaltinio atstumas yra mažas, palyginus su pirmaisiais atspindžiais nuo sienų, jie nukeliauja daug didesnį atstumą. Jeigu mes atsitraukiam toli nuo šaltinio, ne, tai praktiškai ir tiesus garsas, ir atspindėtas garsas nueina maždaug jau vienodą atstumą. Tai, va, kaip mes dabar pamatysim, bandysim pasiklausyti kažką tokio. Pamatysit, kaip galima tą varijuoti, kad pagilinti reiškias.
klavišų per mažai. Ką aš dabar čia iš tos pačios dainos? Tas pats gabalas, aš tiesiog paėmiau būgnų miksą. Ai, nesimato. Gerai, paėmiau būgnų miksą, tai čia vat, vienam takelį turiu visus kitus būgnus išskyrus solinuko neturiu. O kitam takelį turiu solinuką. Aišku, gyvenimas, ne solinuką. Dabar viskas yra įrašyta sausoj patalpoj, ne, kur praktiškai reverberacijos, galim nusakyti, labai mažai yra, arba nėra, mes jos negirdim. Ir visi būgnai skamba neįdomiai vienai vietą. Na, gal pavyzdys netinkamas, bet tarkim, jeigu aš turiu tikslą savo solinuką dabar, kad jisai panirtų kažkur, ne, gilin, tai aš tada pabandysiu šitam solinukui uždėti kažkokią tai reverberaciją. Tai pažiūrėkim, kas čia yra. Jo, dabar čia solinukui įdedu. Aha. Čia aš įrašiau kažkokį tai. Bandysim suimituoti kažkokios tai didelės erdvės reverberaciją, holą, ne? Tai ir aš dabar po truputį uždėsiu reverbo ant solinuko ir jūs pabandykite išgirsti, kaip jisai panyra į visą skambesį gilyn kitų būgnų atžvilgiu, ne? Taip. Reikia turėti omeny, kad kai mes miksuodami įdedam reverberacijos, garsas apskritai biškį pagarsėja, tai mes turėtume kompensuoti, papildyti, ne? Išjungiu šitą solinukas priekyje, ne? Ar panašu, ar ne? Pasinėrė ar nepasinėrė? Gerai, dabar jeigu mes vieną paklausysim, tai tiesiog kažkur solinukas su kažkokia reverberacija patalpos ir mums tai nieko nesako, bet mums būtinai turi būti kažkoks tai, reiškia, reliatyvus dalykas, ta prasme, kad būtų kažkas, kas priekė skamba ir kito atžvilgiu mes kažką tai panardinam gyvenime, ne? Dabar galim greitai pasižiūrėti, ką čia daro va tas pre-delay, kas ir yra tie, realiai, kada po kiek laiko mūsų ausis pasiekia ankstyvieji atspindžiai. Ne, jeigu aš čia paspausiu, va, 20 milisekundžių atitinka, kiek čia, 6 maždaug metrus. Tai reiškia, kad aš esu ganėtinai toli šito šaltinio, ne, nes 6 metrai skirtumas yra ganėtinai nedidelis, ne. Jeigu mes dabar padidinsim kažkur va taip, apie 80 milisekundžių ir pabandysim paklausyti.
sunku išgirsti ant šitos aparatūros, bet iš esmės dabar aš turėčiau keisdamas šitą vėlinimą, ne? Turėčiau liktai keisti padėtį solinuko. Iš tikrųjų, dar reiktų keisti ir balansą tarp reverberacijos ir artimo garso, bet dabar, kai aš sumažinsiu vėlinimą, turėtų liktai patolti. Skirtumas toks, iš tikrųjų, kai mes padidinam vėlinimą, pirmoji atspindžiu, atrodo, kad solinukas skamba arti, bet labai didelį aidinčiai patalpoje, ne? O kai mes pamažinam vėlinimą, varas liktai pasineria giliau tą. Nu, tai gal daug aiškiau būtų, jeigu tai visi klausytų ausinėmis. Nes čia dar visą šitą efektą įtakoja šita patalpa ir šitos patalpos reverberacija gerokai iškreipia tai, ką mes čia norim pasižiūrėti. Sakykit, tu čia atskirai įrašinėta ir tas ir tas? Čia atskirai visi būgnai atskirai įrašinėti atskirais. Aš tiesiog čia pasiruošiau takelius tokius, kad atskirai solinukai ir visi kiti į kitą takelį. Kaip galima atskirai rašyti? Pasat nežinau. Būgnus? Jo, Ne, tiesiog... Ne, tai kartu, aišku, vienas būgnininkas, vienas būgnų komplektas, bet yra labai daug mikrofonų panaudota praktiškai ant kiekvieno būgno ir... Tai kaip tas mikrofonas ant to solinuko nepagauna kitų? Pagauna, bet apie tai pašnekėsim prie kito slaido. Gerai. Gerai. Tiek apie tą reverberaciją. Žiūrėjom toliau. Tačiau einam prie pabaigos, tai dabar apie dinamiką. Galbūt ne tik apie dinaminį diapazoną, bet apie apskritai instrumentų dinamiką, kas yra vėlgi labai svarbu miksuojant garsus, ne? Nes dabar kas tas dinaminis diapazonas, jeigu vieno garso imtai santykis, čia iš tikrųjų ne fizikinis galbūt teiginys, bet čia labiau muzikantam, kai supras, tai santykis tarp garso stiprumų tyliausioje ir garsiausioje vietoje. Ne? Mes galim įvertinti decibelais, kaip tą skirtumą kažkokį, tai tiksliau santykį. Ne? Tai, ką čia pasirašiau, kad va, daugelis, tarkim, natūralių muzikinių garsų susideda iš taip vadinamos atakos, ne? Tai to pirmo pliūpsnio kažkokio, tai ir uodegos. Na, aišku, galima ginčytis, daug yra instrumentų, kurie, tarkim, tos atakos nelabai turi, bet aš nešneku apie būgnus, bet tarkim, netgi pati gitara, kokia nors, kad ir akustinė gitara, į tuo pačiu ne tik harmoninis instrumentas, tuo pačiu yra ir perkusinis instrumentas, nes mes jo kūrėm ritmą ir tuo metu, kai mes užgaunam stygą mediatorium, tarkim, ar pianino klavišą paspaudžiam, tai būna tas pirminis garsas, kuris dažniausiai susideda iš arba triukšmo, arba kažkokio overtonų, kurie, na, nėra harmoniški dažniausiai, ne? Ir paskui seka ta uodega, kuri, na, tarkim, jeigu tai harmoninis instrumentas, dažniausiai tai kažkokios tai, na, gražios harmonikos skamba, ne? Tai pasitelkdami, reiškia, dinaminius procesorius visokius, ne? Mūsų tikslas yra sureguliuoti, arba mes galime keisti, reiškia, na, čia pasirašiau santykį tarp tos uodegos, ne, ir atakos, ne? Tarkim, kaip galbūt mūsų ten koks nors būgnas, ne, ten kala labai stipriai, tas pirminis smūgis labai garsus, o uodega yra tyli ir mes norėtume biškį tą santykį pakeisti mikse, ne, kad jis ten labiau išlystų. Ypač tas galioja su žemais dažniais, nes žemiem dažniam mūsų ausis yra tokia mažai jautri
Ir tarkim, jeigu bačka, nors žemas būgnas, ne, žemai skambantis, jisai, jeigu jis yra trumpas, jisai tiesiog pasimes mum bendram mikse, ne, mes galim jį pabandyti tą jo liekamąją uodegą, kuri labai greitai užgesta, tarkim, ją tiesiog pakelt, pariškinti, tai iš esmės ištempti tą būgną, ne? Nes mūsų ausys jau yra tokia, kad jeigu žemiem dažniam, jeigu labai trumpas impulsas, nelabai girdi, ne? Nes jeigu ištempiam į laikę ilgesnį padarom, o tada jau kažką išgirstam. Tai, žodžiu, pasitelkdami, vat, tai štais tokiais, vat, procesoriais kaip kompresorius, geitas, limiteris, ekspanderis, na, iš esmės galima apibendrinti, pasakyti, kad kompresorius ir geitas gal tokie dalykai. Tai kompresorius iš esmės keičia dinaminį diapazoną, tai keičia santykį tarp garsiausio, tyliausio garso. Tai galim nekeisdami charakterio garso, ne, pakeisti, na, tarkim, bendrą muzikos tyliausias vietas, pagarsint, garsiausias biškį patildyti, ne, sumažinsim muzikos dinamiką. Galime naudoti, reiškia, kažkokius agresyvesnius kompresoriaus ar geito nustatymus, kad, na, keisti atakos ir uodegos santykius. Na, ir iš esmės, jeigu labai agresyviai dirbsime, iš esmės galime pakeisti labai charakterį patį garsą, ne. Čia vėlgi fizika tokia, kad jeigu mes labai staigiai keičiam garso amplitudę, ar bangos amplitudę, mes prigeneruojam naujų dažnių. Tai tą galėsit, aš nežinau, čia man pavyks, bet jeigu mes labai staigiai kažką patildom, tai prisigeneruoja kažkokių labai keistų dažnių, kurie, nu, tokie dažniausiai ta prasme, į aukštesnę dažnių pusę ir kažkokie aukšti dažniai atsiranda. Tai va, na, ir kiti, ką šitas yra. Gerai, tai bandysim dabar. Pabandysiu aš čia vėl vieną miksuką, kažkokį būgną užsikursiu ir pabandysim būgnai, patinka man būgnai. Ne, gal tiesiog būgnai yra toks dalykas, kad, na, ten dažniausiai mes naudojam visokius dinaminius procesorius, kad jos mikse, na, patalpinti miksą gražiai, kad jie skambėtų aiškiai, o ne stipriai. Vat būtent šių dienų modernus miksai dažniausiai ir būtent remiasi kažkokiu tai žemais dažniais, jų gan daug ir stiprių ritmo, ne, kuris yra labai aiškiai girdimas. Jeigu senesnius kažkokius miksus paklausysit, netgi, nežinau, roko, galbūt ten anksčiau būgnai skambėdavo kažkur labai giliai, ten kažkaip labai silpnai, ne, nebūdavo to tokio ritmo priekyje. Gerai, pabandom užsikurti čia. Čia aš dabar pasirašiau keletą takelių, vėlgi čia. Čia tokius įrašinėjom X Factoriui dalyvavo, kurios jau išmetė. Aš tiesiog pasėmiau iš tai įrašo būgnų takelį. Čia
čia vienam turim, matot, overheads vadinasi, tai tam tie mikrofonai, kurie kaba virš būgnų ir dažniausiai juose daugiausia būna kažkokio tai lėkščių garso. Ai, čia dar turbūt ir kambario garsas, dar vienas kambario mikrofonas, nu bet ne šitie mum įdomus. Tam takelį turim čia savinuką, kuris iš esmės yra nedirbtas, biškį pakvalizuotas, čia, nu, nesimato, bet matyti, čia tik žemynų kirpti ir bačkai. Buvai teisus, girdim vien bačkai jau klausom, pakankamai girdis ir kitų instrumentų bačkos mikrofone, taip pat ir solinuko mikrofone girdisi. Dažniausiai, na, ką mes norim čia padaryti iš tikrųjų. Dabar, tarkim, turim tą solinuką, kuris, na, visų pirma, galbūt, jeigu mes jį norėsim aštriau pamodifikuoti, pavyzdžiui, pakompresuoti, sujunkim kompresorių, aš čia kažką padariau, neatsimenu ką. Aš dabar turiu, reiškia, kompresorius yra, apart to, kad jisai galima būtų pasirinkti ten, sumažinti dinaminį diapazoną, kažkiek ten decibelą, ne? Mes turim, reiškia, tokią kreivę, kaip čia matot, tą apatinę. Jo funkcija yra tokia, kai garsas pakyla iki tam tikro lygio, ne, kurio mes nustatom thresholdų čia, kažkokį tai lygį, ne, ta riba, kai kompresorius garsą pradeda tildyti, ne, tai iš esmės kiek tildys nustatom štai čia, kur yra ratio, tai ratio paprastai nustatomas tam 1 prie 3, 1 prie 4, gali būti, nu, gali būti ir 1 prie begalybės, tai reiškia kiek kartų jo decibelais patildys. Tai reiškia, iš esmės, jeigu garsas virš ribos pagarsėja 2 kartus, ne, tiksliau, garsas virš ribos yra 2 decibelai virš ribos, 2 decibelais pakyla, ir jeigu mūsų ratio nustatysim 1 prie 2, ne, tai reiškia, mūsų kompresorius garsą patildys, dalinant 2 decibelus iš 2, gaunam 1, reiškia, patildys iki 1 decibelą. Ne? Nu, mes šiuo atveju naudosim, toj pažiūrėsiu, kokią aš čia naudosiu. O, žiaurų čia. Nu, solinukui aš mėgstu žiaurų naudoti. Nu, tarkim, pasirinkim 1 prie 5. Kaip tą ribą pasirinkti pamatysim. Ir paskui dar yra kelios papildomas šitų kompresorių funkcijos, tai yra ataka, tai reiškia per kiek laiko jisai sureaguoja, kada jisai pradeda tildyti tą garsą, kai jisai viršyje ribą, ne, nes realiai galbūt norėtume, kad iš karto, bet kartais yra labai gražu tą pradžią tokį piką praleisti, ne, o toliau, kad jis vėliau biškį tildytų. Ir kitas dalykas, kada release, tai yra, kada tas garsas vėl atsistato į pirminę, tai reiškia, per kiek laiko atsistato į pradinę padėtį. Nu, reiškia. Tai modifikuodami šitos 2 parametrus mes galime keisti santykį tarp tos atakos, kaip aš šnekėjau, ir uodegos. Ne? Tai dabar pabandykime pasiklausyti solinuko, kaip jisai skamba nekompresuotas. Ir kas? Taip skamba solinukas nekompresuotas. Dabar... Čia dabar gan žiauri kompresija ir ką mes darom, reiškia, pas mus ataka nustatyta 11 milisekundžių, tai reiškia, kad tą pirminį, tą, kaip čia, pliūchą,
tą pirminę ataką solinuko mes iš esmės praleidžiam. Nes jį panašiai ten trunka apie 10, 20, 30 milisekundžių, ne? Tai mes dabar šiek tiek jos pamažinam, kažkur jau panašiai ties tą ataką pradedam kirpt. Ir pas mus release yra gana greitas, 60 milisekundžių. Tai reiškia, kad šiuo atveju, jeigu mes palyginsim, ką mes dabar padarėm, tai padidinom santykį tarp atakos, ne? Atakos dabar daugiau ir uodegos mažiau. Bet uodega, šiuo atveju, ką kompresorius daro, jis tą uodegą liktai išlygina, kad jinai, nu, tokia iškelia tą uodegą. Nes kai kompresorius atsileidinėja, jis, ta prasme, reiškia, mažiau vis kompresuoja, ne, jis garsina tą signalą, o to pačiu ta mūsų solinuko uodega tyla. Tai ta solinuko uodega pasidaro tokia lygi, ištempta, ne, laike. Ir tokia reali. Bet to pačiu mes dabar tą uodegą liktai išlyginom, papildėm, o tą ataką padidinom. Man skamba mieliau. Na, bent jau moderniai skamba. Aš nesakau, kad... Ne, buvo taip. Čia atakos daugiau, uodegos nelabai girdėti. Dabar taip. Bet iš karto kyla problema, kad kai mes pagarsinam uodegą, mes aišku pagarsinam, ką kompresorius daro, tai ganėtinai aišku pagarsina visą kaip čia background. Nu, visus kaip? Triukšmus. Nu, šiuo atveju mūsų triukšmai, jeigu mes aršiai kompresuojam, tos lėkštės, tarkim, kurios ten girdisi, pasidaro nelabai malonios. Ir tam yra kitas dinaminis procesorius, tai kaip geitas, kuris, reiškia, nutildo garsą, kai jisai patyla iki tam tikro lygio. Žodžiu, priešingas dalykas, kai nukrenta tam tikro žemiau lygio, tai jisai patildo. Ne? Nu, tai priešingas dalykas kompresoriui, arba limiterį galbūt. Tai mes dabar įsijungsim geitą, aš jau esu sureguliavęs. O? Tyla ramybė, ne? Tik solinukas. Jungiam. Ne? O, tvarkoja. Dabar turėdamas, reiškia, dabar nekompresuoju šio, bet, reiškia, aš nusigyvuoju tas uodegas nereikalingas man ir tada aš galiu jau žiauriai elgtis su tuo solinuku. Galima iš viso padaryti variantą, kad girdėtume tik tai ataką. Tai reiškia, pasididinam ataką ten kokių 30, pavyzdžiui, kad tik priekį girdėtume. Mažiau 20. Ir release'ą pasididinam didelį, kad praktiškai uodega būtų nutildyta labai. Galime netgi pasididinti reišio iki didesnio ir release'ą padaryti ilgą. Va, ką mes girdim. Tik tai ataką. Ne? O jums prašau, kiek galima variacijų padaryti, kaip galima modifikuoti garsą, ne? Kokią mums reikia, visi, ne? Gerai, pabandome atstatyti, kas čia buvo ir pasiklausysim, kaip tas dalykas... jo. Tai, kažkaip buvo. Tak, aš ten turėjau. Dabar einam prie pačios. Na, jeigu dabar palygintume su solinuku to kompresuotu, tai mūsų bačka tokia labai jau muilina, ne? Ko mes norim ant tos bačkos? Būt daugiau atakos, ne?
pirma, ką, užsigeituojam, ne? Tvarkoj, turim bačką be jokių tam, nu, biškį lenda, aišku. Tai dabar pasiband... Nu, va. Pasikompresuojam. O. Tą kavą visą suvalgiam. Norim pačią pradžią kažką. Bačka žemesnis būgnas, tai jo ataka dažnai ilgiau trunka. Nu, kaip čia releasą pasidarom. Galim didelį releasą, bačka trumpa bus tada. Bet mes biškį norim tos uodegos, kad jinai būtų tokia prailginta. Jo, kad biškį jinai, kad mes girdėtume tą bačką kaip žemą. Nu, maždaug kažkas tokio gali palyginti. Nelabai kas pasikeitė. Biškį daugiau atakos turim. Nu, čia aišku, kad daugiau atakos pasidaryti, mes dar biškį ją pasiekvalizuosim čia. O. Nu. Gerai. Pasiklausom tada bent. Tai vat tiek ir norėjau papasakot dabar. Labai ilgai papasakot. Tai čia iš esmės buvo pagrindiniai elementai, kurie naudojami garsime. Be abejo, yra daug kitų papildomų įrankių, bet šie trys, tai reiškia, ką mes turėjom, na, aišku, garso reguliavimas, equalizeriai, 4 čia gaunus, 5 turbūt. Garso reguliavimas, panorama, equalizeris, kompresorius ir reverbas. Tai yra pagrindiniai elementai, kurie naudojami miksint. Visi kiti yra antrailiai. Mes galim puikiai įsiversti su šitais. Čia mano nuomonė. Gerai, tai gal klausimų kas turi? Gali apie masteringą biškį rimtų, taip papasakot? Nu, šiek tiek, bendram. Ne, aš nemoku masterinti. O žiūrėk, galima masterio pagalba tos trūkstamus dažnius miksė užpildyti grinai? Ne, ko nėra, to tu nepakelsi, nebent dirbtiniu būdu prigeneruosi. O prigeneruoti galima tik tai su kokiais nors, nu, iš esmės koks nors distortionas, ar ne, tam, ką mes mėgstam, tai iš esmės yra netiesinis procesas, kurio metu prisigeneruoja iš kažkokio fundamentinio dažnio aukštesnių dažnių. Tai taip galime sukurti, na, kažkokias aukštesnės harmonikos, tarkim, jeigu aukštų trūksta. Daroma taip, bet... Jeigu miksas tušiai skamba, tu prasme, neužpildytos kažkokios erdvės, tai masteris to negali ištaisyti, realiai? Tai taip, iš esmės... Tas ir yra jo funkcija tokia, kaip paėmus.
Dalinai taip, dalinai ne. Jeigu ten yra skylė ir tam tikrųjų dažnių srity nėra informacijos, tai tu jos neprikursi, ne? Bet kas yra realiai, jeigu yra, bet biški skamba per tyliai, gali pagarsinti ten tuos dažnius, ne? Ar kažkurius kitus patildyti. Ta prasme. Kas dar kokių? Kaip taisyklė, geitas yra dažniausiai pirmas elementas, kurį naudoji prieš viską. Bet, tarkim, pavyzdys galėtų būti, galbūt kompresoriaus su geitu niekad nekeičiau vietą, visada pirmą geitą, bet yra variantų, kai ten, tarkim, equalizeris, kur stovi, tai čia jau kitas, gali būti prieš, gali būti po, nes, tarkim, jeigu mes norim taisyklingiau užsigeituoti solinuką, jeigu į solinuko mikrofoną bačka labai lenda, ne, tai galbūt aš pradžioj nusikirpsiu žemus nuo solinuko, vis tiek manių nereikia ten pačių žemiausių ir tik tada geituosiu. Tai jis daug tvarkingiau užsigeituos. Kažkokiu buvo variantų, kad pas mane geitas stovėjo kaip paskutinis, bet aš dabar neprisimenu, kodėl. Kaip efektas, pavyzdžiui, yra geitas vyko aidesys, reikia visi. Jo. Gali būti. Jo, nes iš esmės teisingai, jeigu mes formuojam kažkokį tai garsą norim formuoti, jeigu kompresorius, tarkim, tą uodegą padaro tokią netylančią lygę, ne? Ir kai jį tik pradeda tilt, mes norim, kad jis taigiai baigtųsi, tada jo, galim pastatyti geitą. Tai toks gan modernioji, tarkim, jo, visokiose, nesakau šokio muzikoje, bet, tarkim, popse moderniam dažnai naudojami tokie visokie paįvairinimai. Esu esam vieną kartą darę statę geitę ant vokalo partijos, valdydami jį nuo kažkokio kito instrumento, bet kadangi kitas instrumentas irgi neįsimiškai groja, tai tada padarė MIDI baldą. Pasirinktinai, reiškia, sakysim, vokalo frazės ne žodžiai, bet kartais ta, pa, reiškia, pradžia gal nieko, bet visi uodegas, visi ne kartu pabaigai viskas. Reiškia, dar nebuvo post-production įrankių, bet dabar tai labai paprastai, reiškia, programai tą įrašą nusidėti viskas. O, sakysim, arba realiam, personalai koncertų, kažkaip post-produkcijos įrankis naudotas, tai tada, reiškia, geitas naudojamas kaip įrankis, kad kažkokie šaltiniai moduliuoti kitus šaltinio. Tai gali būti, kada gali būti. Yra ne tik geitas. Geitas tai yra žemiau ribos viskas patildo iki nulio, ne? Bet yra dalykas expanderis, kuriam lygiai kaip ir kompresoriui gali nustatyti, kiek kartų patildys, kai jisai nukris žemiau ribos. Tai tą galima išnaudoti. Aš bent jau tą dažnai naudoju solinukui koncertuose. Ne geitą, nes yra daug visokių tų vadinamų ghost note'ų, ne? Kai tyliai groja ir tada iš esmės, jeigu tu užstatysi geitą, tai tu ghost note'ų nukarpysis, negirdėsi. Expanderis, tiesą sakant, patildo, bet jos vis tiek yra. Solinukas toks gyvesnis. Kokie, pavyzdžiui, būdai yra išvengti to pašalinio garso, pavyzdžiui, solininkai įrašinėjo ir kad lėkštės nesigirdėtų. Linkodam, kaip išvengti to garso? Gerai groti, balansuotai groti. Jo, bet pavyzdžiui... Kad nedaužyt lėkščių, taip stipriai solinuką garsiau groti. Bet, pavyzdžiui, mikrofonas irgi esmė yra, kuo brangesnis mikrofonas, tuo geriau jisai... Ne. O gerai, ta prasme... Čia buvo kita paskaitos dalis, kur aš apie mitus norėjau šnekėti, tai čia apie tą norėjau šnekėti. Ne, čia viskas mikrofonų įstatyme ir grojimo balansą. O žiūrėk, tu negalvojate, kad, pavyzdžiui, tą gyvą grojimą pakeis grinai, ta prasme, samplinis tas būgnų išdėliojimas, bus ant tiek atidirbti tie idealiai samplai, jog tai, ta prasme, būgnų ten, kad juos paskui sudėlioti bus galima, MIDI pasitelkus, ta prasme, sudėlioti ir viskas, tiesiog ginti. Taip ir daroma dabar. Dažniausiai, nežinau, netgi
popse tai be abejo, ir šiaip netgi rokė moderniam praktiškai bačka ir solinukas visur dar yra ant viršaus. Kartais visai pakeičiami, kartais maišomi su tikrų skambesiu. Tokie švarūs samplai, kur visiškai išvalyti su idealių skambesiu. Tokiu atveju tai tuoj būgnininkų nebereikės. Nereiks, tai o kur visas grūvas, kur... Tai vis tiek galės kiekvienas būgnininkas kitaip groja. Kiek būgnininkų turėjau, tiek kitaip. Tembrogi negalima atkartoti kiekvienas kitaip. Jo, netgi tembras, tas pats solinukas, žiūrėk, vienas pagros vienaip skambės su to pačiu solinuku, ta pačia lasdelė, kitas žiūrėk kitaip. Čia, aš manau, kad gyva muzika, jeigu pastebėsit, buvo čia ant bangos labai elektroninė muzika, bet gyva muzika vėl sugrįžta netgi Lietuvoje pas mus į scenas. Jau netgi visi tie elektrončikai, popsistai jau samdosi gyvus muzikantus ir atlieka visą savo kūrybą gyvai. Taip kad grįžta geri laikai.